Tema, kuri labai svarbi kiekvienai naujai mamytei. Kaipgi greitai sugrįžti į formą ir atrodyti taip pat kaip prieš nėštuvą. Aš manau, praktiškai kiekviena moteris po gimdymo matuoja savo senus džinsus ir galvoja, kaip greitai jinai galės į juos įsispausti. Aš asmeniškai per tai perėjau 2 kartus ir šiam video pasidalinsiu savo patirtim ir kai kuriom savo klaidom. Jeigu jums aktuali ši tema, tai visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su talku. Visų pirma, nelyginkit savęs su kitom. Mūsų visų fiziologija, visų kūnai skiriasi. Mes visos norim grįžti į formą ir atrodyti kaip anksčiau, bet reikia nepamiršti, pro ką tik praėjo mūsų kūnas. Mes realiai savo organizme užauginam naują žmogų, kuris dabar yra išorėj, gyvena, kvėpuoja, rėkia, valgo ir visa tai yra mūsų kūno dėka. Mūsų kūnas yra be galo pavargęs, mūsų hormonai išbalansuoti ir niekada nereikia savęs spausti ir lyginti su kitom. Reikia suprasti, kad visų pirma, influenceriai tai iš viso yra darbas, žmonės iš to gyvena ir jiems rodyti savo kažkokius gražius kūnus, tai yra jų darbas. Taip pat mes nežinom jų buities, mes nežinom, kiek darbo yra perdėta ant kitų žmonių jų aplinkoj, auklių, namų tvarkytojų ir panašiai. Todėl niekada nelyginkit savęs su kitom ir be abejo motyvacija yra gerai, bet jeigu jūs jaučiat, kad jūs kažkaip jaučiatės nepakankamai gera, lyg va, kitos sugeba grįžti į formą greičiau, o aš nesugebu, tiesiog mute, unfollow. Jeigu tai yra kažkas, kas priverčia jūs jaustis blogai, tuo metu, kai jūs ką tik pagimdėt naują žmogų ir turėtumėt jaustis gerai, vadinasi, jums šiuo metu šitas kontentas nereikalingas. Ir supraskit, kad praeis kažkiek laiko, jūs atsigausit, jūs grįšit į formą, tiesiog nedarykit tai savo prioritetų. Jūsų prioritetas yra jūsų sveikata, vaiko sveikata, o jau pradėsit jūs sportuoti po 2 mėnesių, 3 ar pusės metų, čia yra netaip svarbu. Išsimiegokit. Ir aš žinau, skamba kvailai, kad, žinoma, kiek aš čia išsimiegosiu, jeigu vaikas nemiega, jeigu aš keliuosi naktimis po 6 kartus, maitinu kas 2 valandas, kaip aš čia išsimiegosiu. Aš žinau, kad tai yra sudėtinga, bet aš turiu omeny, tiesiog padarykit miegą ir poilsį savo prioritetų. Jeigu šiuo metu neišsimiegojot, geriau pamiegokit, geriau pailsėkit, negalvokit apie tai, kad, bet aš turiu būti produktyvi, aš turiu sutvarkyti namus ir padaryti valgyti ir pasportuoti. Neturit, jūs niekam nieko neskolingi. Jeigu jums šiuo metu yra motinystės atostogos ir pas jūs yra naujagimis, jūs jau darot savo darbą, jūsų darbas yra rūpintis vaiku. Ir viskas. Ir jeigu jūs išsimiegojot, tą dieną galite nesportuoti, galite pasistengti tiesiog daugiau pailsėti. Kitą rytą, jeigu jūs planavot anksti atsikelt, bet matot, kad vaikas miega, miegokit su juo. Miegokit. Tiesiog miega iki 9, miegokit su juo iki 9. Ilsėkitės, nes kitą dieną jis atsikel 6 ir tą dieną jūs galbūt spėsit padaryti kažką daugiau. Bet miegas turi būti jūsų prioritetas, kiek gaunasi, tiek imkit. O pailsėjusi mamytė yra svarbiausias dalykas vaikui. Daugiau vaikščiokit. Vaikščiokit lauke, jeigu gaunasi kartais palikti vaiką ir išeiti vienai pasivaikščiot, galite pasivaikščiot viena, nes saulė kelia mūsų organizme serotonino lygį, o tai yra vienas iš laimės hormonų ir mes tada tiesiog jaučiamės laimingesni, labiau pasikrovę teigiamą energiją nuo saulutės ir jeigu tą dieną šviečia saulė, tai pasivaikščiokit, o ten namus tvarkysit ir kitus reikalus darysit, kai lys. Kai bus šalta, kai bus vėjota, kai bus blogas oras. Taip pat viena iš tokių mano klaidų, ką aš darydavau, aš sakydavau, pavyzdžiui, vyrui, kad jis eitų pasivaikščioti su vaiku su vežimuku, o aš tuo metu tvarkydavau namus. Ir aš manau, kad dabar aš tiesiog daryčiau kitaip, aš sakyčiau, tu tvarkyk namus, o aš imsiu vežimuką ir eisiu pasivaikščiosiu. Dėl to, kad kartais pagaudavau save tokiuose spąstuose, kad aš visą dieną esu namie ir visą dieną esu pavargus, nes aš ir namus tvarkiau, ir paskui su vaiku, ir aišku, aš ten maitinu, ir vaikas tas ant manęs, ir aš paskui ten irgi neišsimiegu. Aš žinau, daug moterų, kam aš tai sakydavau, sako, kad sutvarkys manas į namus, žinau, tai po jo reikės ten pertvarkinėti. Ir gerai, tegul būna taip sutvarkyti. Jeigu jam taip gerai, vadinasi, ir jums turi būti taip gerai. Tiesiog jeigu jūs turite tą pasirinkimą, ar eiti pasivaikščioti su vežimuku, pasimėgauti saulytę, ar sutvarkyti visus namus, geriau eikit pasivaikščioti. Jūs tiesiog pasikrausit daugiau energiją ir pabūsit grynam ore, pabūsit su vaikučiu, kai jisai ten miega vežimukė. Bet kuriuo atveju darykit taip, kaip jums geriau, tačiau jeigu niekada nebandėt tiesiog kiekvieną kartą pasitaikus progai, kai yra geras oras, eiti pasivaikščioti, tai eikit pasivaikščioti, pabandykit
galbūt pamatysi teigiamą skirtumą. Ir pats vaikščiojimas po gimdymo yra netgi geriau negu sportas. Čia taip pat buvo viena iš mano klaidų, nes aš visą laiką darydavau HIIT workouts, tai yra tie High Intensity Interval Trainings, kai pasiėmė kokį nors trumpą 15-20 minučių pratimų setą, kurį pakartoji greitų tempų, labai suprakaituoji, labai ant visų raumenų grupių, greitai padarai, nusiprausi ir viskas, bet aš paskui supratau, kad man tai labai keldavo, aš jausdavausi paskui kažkokia labai užstresavus. Tokia intensyvi fizikinė veikla kelia mūsų kortizolio lygį ir priverčia jausti iš tikrųjų tokį kaip nerimą. Ir kartais aš jausdavausi dar labiau išsekinta ir norėjau valgyti, o organizmas lyg reikalavo daugiau kažkokių greitų angliavandenių. Todėl, jeigu jūs esate išsimiegojus ir pailsėjus, tiesiog šiuo metu nėra pakankamai laiko, galbūt jums ir tiks kažkokia intensyvesnė veikla, tačiau jeigu jūs jaučiat, kad ir taip neišsimiegoję ir pavargę, tai geriausias dalykas yra tiesiog pasivaikščiot, padaryti mankštelę, pilates pratimėlius, kurie nebūtų tokie intensyvūs ir nekeltų taip streso lygį jūsų organizme. Nes be abejo sportuoti yra naudinga, bet kai tavo kūnas yra ir taip pervargęs, dar apkrauti jį kažkokią labai intensyvią fizikinę veiklą, kartais gali netgi pakenkti. Todėl taip pat grįžtant prie vaikščiojimo punkto, galima tiesiog pasivaikščiot, ir tai bus ir kažkokia fizinė veikla, ir galbūt saulutę pasimėgausit, ir grynu oru pakvėpuosit, ir su vaikeliu pabūsit, kuris dažniausiai lauke miega ir tai yra labai raminantis vaizdas. Neužkandžiaukit. Aš praktiškai visose savo video, kuriuose paliečiu mitybos temą, sakau, kad užkandžiavimai tai yra nereikalingas dalykas suaugusiam žmogui ir mums tikrai pakanka valgyti 3-4 kartus per dieną, pilnavertiškai, be jokių užkandžiavimų. Persivalgyti ir net to nepastebėti dėl užkandžiavimo ir tuščiųjų kalorijų esant namuose yra visą laiką labai lengva. Namuose užkandžiauti yra labai lengva. Kartais moteris po gimdymo, būdamos namie su vaiku, net nepastebi, kaip persivalgo dėl to, kad tai yra tiesiog visą laiką pasiekiama, visą laiką šalia ir atrodo, tai čia arbatytės atsigersim, tai čia kavutės atsigersim, tai čia suvalgysim sausainį, tai čia suvalgysim bananą ir tai yra taip dažnai ir to yra tiek daug, kad tu net nepastebi, kad vien ant tų užkandžių persivalgai 2000 kalorijų ir net nepastebi ir paskui galvoju, kad čia aš atrodo normaliai maitinuosi ir negaliu numesti savo baby weight. O ypač jeigu jūsų vaikelis yra jau paaugęs ir pradeda valgyti ir jūs padedat jam pabaigėt vaiko jogurtėlį, pabaigėt jo pusę nesuvalgyto banano, pabaigėt kažkokią vaisinę tyrelę, suvalgėt jo kažkiek košės likučių, jūs turit suprasti, kad tai yra jau užkandžiai. Ir to jau gana. Jeigu jūs esat namie ir reguliariai valgot vaiko likučius, viskas, užkandžiauti daugiau tikrai negalima, nes tai yra jau pakankamai užkandžių. Todėl tiesiog stenkitės maitintis sveikai, subalansuotai ir be šitų nereikalingų užkandžiavimų. Taigi šiandien tiek, aš tikiuosi šis video buvo jums naudingas, užprenumeruokit šį kanalą, čia mes daug samprotaujam apie kūną, sveikatą, santykius su savim, su savo kūnu ir su mityba. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo, nepamirškit spausti patinka, tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taip pat galit pažiūrėti šituos video, visiems bye!